Viename savotiškai tartiname kaimelėje gyveno praustis kibiruose nemėgstantis Tomas, kuris išrado viskas to būtų ir pasibaigę, jei Tomas būtų buvęs tik išradėjas. Ir taip po truputį kaime ėmė sklisti kalbos apie dušų Tomą. Verslas klostėsi puikiai ir kibirų pardavėjai negailėjo keiksmažodžių. Kol Tomas nepriėjo kaimo pabaigos. Kaip matome, kvepia liūdna pabaiga, nes pašto paslaugos pasirodys visiškai neveiksmingos. Rašalas iš vieno pagrindo jau beveik nuvarė mūsų veikėjai į kapus. Tačiau kartą gyveno Aleksandras, kuris išrado tai, ko trūko Tomui. Ir taip po dušu galėjo maudytis ne vien kaimiečiai. Žinia apie Tomą ir jo išradimą buvo priimta išskėstomis rankomis. Nesitikėjot. Bet jis pakeitė pasaulį. O su tavim jau susisiekė Tomas?